Šiandien susipažinsim su vienu populiariausių egzotinių vaisių, kuris to pačiu daugeliui vis dar lieka nepažintas. Jis augant augalo įprastai sutinkamo dykumose, tačiau tropiniam klimate puikiai prisitaiko ir prie įprasto dirvožemio. Šio augalo savybės tokios ir skirtinės, kad jo žydėjimas priklauso net nuo mėnulio fazės. Kviečiam susipažinti su pitachajomis, kitaip vadinamais drakono vaisiais. Praėjusiame video lankėmės įspūdingame mangų ūkyje, apsuptame nuostabios gamtos ir puikių žmonių, kurie su didžiuliu atsidavimu augina vienus skaniausių mangų pasaulyje. Ragavome skirtingas mango rūšis, mokėmės kaip juos taisyklingai skinti ir tiesiog gerėjomės šio ūkio vaizdais. Jei dar nematei, būtinai pasižiūrėk. Šiandien mūsų paskutinė kelionės dalis – raudonųjų drakono vaisių ūkis. Man iš tikrųjų yra neįtikėtina, kad mes Europoje turime tropikus, tai yra Andalūzija, Ispanijos pietus ir mes galime turėti raudonuosius drakono vaisius čia Europoje, kadangi dirvožemis ir klimatas leidžia, jog augtų šitie nuostabūs vaisiai. Nieko nelaukdami, keliaujam pasižiūrėsim. Važiuodami oro uostą negalėjom neužsukti pas savo tiekėjus, kurie augina ne tik skaniausius ispaniškus avokadus, bet ir drakono vaisius. Įdomu tai, kad šis ūkis veiklą pradėjo nuo bulvių. Taip, išgirdo teisingai, nuo bulvių, o vėliau išnaudoja Andalūzijos tropinį klimatą, perėjo ir prie egzotinių vaisių auginimo. Kas yra labai įdomu, tai kad drakono vaisių medis yra kaktusas. Tai yra labai sunkus bet labai gražus. Kokie gražų žiedeliai, matot, ant kaktus auga. Ir po maždaug mėnesio šitie gražų žiedeliai pavirs į drakono vaisių. Nieko nekvepia. What is the history? Because you said that your grandfather was the first one that started. And you started with potato. And now you're growing exotic fruits. Yeah. Little bit about that. My father, I think, knows better the history than me. Sweet potatoes was the beginning of the company. Chirimoya also. In the 70s started the avocado in Spain. His father, Emilio father. With my grandfather. His father. Okay, yeah. So what your father thinks that when he started with potato, now he's growing red dragon fruit. what he thinking about that? Piensas que pasa? We change because we have to adapt to the market, to the client. Mm-hmm. If not, we disappear. So when you started, there was no pitaya in Spain. So how the market reacted when you started? It's a good question, because even was hard to sell when no one knows about this product. No, you see it and it's like, oh, what is that? It's beautiful. Yeah. No, I want to try. So I see it's not hard to sell, but people just don't want to get crazy to, pitaya, I need it. No? Yes. I need to try before to know what it is, and then I will go on buying. Yeah. But it was easy to introduce because at the end it's a nice fruit. Why the yellow Ecuadorian has a little bit more sweetness than the red? Well, it depends on the variety at the end. So that variety is really good in flavor. Yeah. And we started here with red pitahaya. We are trying to with many different varieties. And now we are getting really good flavor from that. It's going to be also improve the flavor. Okay. Tai labai įdomus faktas, kad kai yra pilnatis, tada dažniausiai pradeda skleistis gėlės. Ir kai išsiskleidžia gėlės, po dar kelių savaičių jau atsiranda jau pilnai sunokusi pitachaja. Štai pagaliau turim jau pradėjusi raudonuoti drakono vaisių. Jam dar reikėtų keletas dienų, bet kas labai gražu yra tai, kad mes matėme tokį labai gražią kelionę, jog yra tiesiog paprastas kaktusas, tada ant to kaktuso atsiranda žiedas. Tas žiedas atėjus pilnačiai po kelių savaičių pražysta, tampa labai gražia gėle ir ta gėlė po dar kažkur mėnesio tampa va tokiu drakono vaisiu. Ir dar po keletos dienų jau jį galės pjauti, ragauti ir jis jau bus pilnai raudonas ir sunokęs. And do you want to open or? Yes.
Yes. How can you show me how can I peel it? Or you have to cut it like this? You have to cut from the tail. Like. Can I try? Yeah. Cut it like that. Yeah. Like no that. problem. Yeah? You can cut the plant. Take care. Okay. It's a little bit hard. It looks amazing. Nu, nekantrauju paragauti, patikrinsim skonį, nes atrodo tai įspūdingai. Good? It has Also flavor. flavor, yes. It's different variety also. But it's not the same also than the have other. Flavor. Yeah. It's really tasty. Tai Edvardas irgi ragauja. Sakau, tik ir tu pasakyk. Tikrinam. Nu, skanu, šitas irgi turi saldumą. Dabar pabandysim prapjauti šitą drakono vaisių. Vienintelis dalykas, Emilijos sako, kad nežino, ar čia yra raudonas ar baltas. To patikrinsim. Easy. How many times do you hurt yourself into the... ¿Cuántas veces te hace daño con los pinchos? Muchas veces. Every day. It's no problem. Aha, gerai, 1, 2, 3. Tai pagaliau... tu kur tu kukta kakaka. Pradėjai filmuoti? Jo. Labai gerai. Pliama, kaip įsidūriau į kaktusą, į sudugarą. Gerai. Tai dabar pabandysim prapjauti baltą drakono vaisių. Ir Emilija sakė, kad iš tikrųjų nežino 100%, ar čia yra raudonas ar baltas. Dėl to, nes čia sakė, kaip turi dvynius. Abudu atrodo vienodai, bet vidus skirtingas. Tai reikia pakalbinti, kad suprasti. O šitą tai reikia prapjauti, kad suprasti baltas ar raudonas. Tuoj patikrinsim. It's good? Bueno. Red one is more sweet, but this one has very nice aftertaste. Man skaniausias yra geltonas drakono vaisius, bet šiaip čia auga labai skani raudonųjų drakono vaisių rūšis. Eduardo man davė paragauti, pagaliau raudonieji vaisiai turi skonį, tai neužilgo už keletą savaičių turėtume paragauti ir mes. How many hectares of land do you have? In total, well, Or maybe only pitahayas? Pitahaya like close around 4 hectares. 4 hectares. So you are not big corporation. No. You are based not on quantity, on quality. How do you ensure that? Well, it's daily work, you know. It's like focusing. There is no secret, just hard work, yeah? Hard work, resolve the problems, try to do the best. Also with a good relationship to improve. You say me, you can do it better, I will try to do it for sure. Yes. Which part of the whole process do you love the most? You know, because you plant the seed, then you grow, then you prepare, then you sell, then you, all of these processes. Which part do you love the most? Well, sure, it's the production, the stay here, open air, see the fruit, you feel the change every day is different, and I think it's the most beautiful part. Turėjom tikrai puikų laiką čia, nuostabiam Emilijo ūkyje. Susipažinome su pačiu Emilijo, susipažinome su jo tėčiu Emilijo. Taip pat Emilijo turi sūnų Emilijo, tai pažinom visus 3 Emilijo. Pamatėm, kaip jie nuostabiai čia augino šitus drakono vaisius. Ir man svarbiausia patiko ta dalis, kai jisai tą pats pasakė, kad jie nėra didelis ūkis. Jie yra mažas ūkis ir jie orientuojasi ne į kiekybę, bet į kokybę. So Emilijo, thank you so much for what you are doing. And Lithuanians love your avocados, love your pitayas, love everything you do. So please continue and stay strong. Thank you very much. Yeah? Thank you very much. Šiam kartui Ispanijos tiek. Mes jau grįžtame į Lietuvą džiuginti jūs skaniausiais pasaulio vaisiais. Tikimės, kad mūsų nuotykiai jums patiko, o mes jums sakom adios!